Tai kažkaip tai ir gamta čia pat Vilnelė. Ir galimybė patekti ne vien per tą praėjimą po vienuolyno korpusui, kur iš gatvės nuolydis į apačią staigus. Ten nei statybininkai negali įvažiuoti ir nelabai įvažiuoja ir lankytojai, reiškia, iš Malūnų gatvės. Tai tam, kad vyktų statybos, teko tą laikiną tiltelį pastatyti prie korpuso to. Reiškia, ne tą dengtą, kur yra pėsčiųjų, taip? Pėsčiųjų, kodėl jis toks atsirado. Nu, neaišku, kaip ten būtų buvę, bet centralizuoto šildymo nebuvo, reiškia, užupyje. Tai dabar nėra. Tai katilinės vietinės, gal kažkur tam tikras. Tam, kad tas šildymas atsirastų, reikėjo per Vilnelę permesti, reiškia, vamzdžius. Tai po to pėsčiųjų tiltelių tie vamzdžiai ir praeina. Tai atsirado įėjimas tada. Iš parko, iš gamtos, reiškia, per tiltelį. O jis dengtas irgi pradžioj nebuvo, po to pagalvojom projektuodami. O kodėl, reiškia, dengtas tiltelis Florencijoje yra. Ten gyveno ir buvo pagrindinis, reiškia, prekybos centras, pėsčiųjų gatvelė viduryje. O čia mes irgi uždenkim, reiškia, galės sustoti, reiškia, tada nebūtinai eiti, jeigu lietus lyja, kad pastogė, kad atsirastų. Jau vestibiulis prasideda viršūkės. Tai taip ir pavadinom, reiškia, nors bent taip vadinam. Gamtos upės, reiškia, po apačią teka upė. Upelis puikiausias, o tu jau savo pastatęs. Ir gali sustoti savo, žiūrėti, nebūtinai eiti ir į vidų. Tai va tas toks ryšys, reiškia, vestibiulis niekur nėra. O nebūtų tiltelio, reiškia, nėra. O tada į vidų, kai įeini, tai ten irgi taip pat, reiškia, yra lubos, kurios, reiškia, pratęsia ir įėjus į tą šachmatų vadinamą salę irgi yra po. Tu liktai yra tiltelio tąsa ir matai tolumoje šviesą, kur tais laiptais kyli, reiškia, ir patenki į centrinį vestibiulį. Ten yra centrinis vestibiulis, kur skirtais į viršų mėlyniai laiptai. Laiptai į dangą, aš taip vadinau, todėl jie mėlyni. Reiškia, tos spalvos dar skirtingos yra, pasaulų ir vidau. Nu, spalvinis viskas autobusų stoty prasidėjo. Skirtingos spalvos buvo skirtingos. Priemiestinėm ir užmiestinėm aš pradėjau žaisti, reiškia. Bet senai mane domino spalvinis sprendimas, reiškia, aktyvios spalvos, reiškia, jos turi kažkokiu būdu egzistuoti, kiek jos aktyvios. Tai vienas kitas dalykas, kokia kokybė tos pačios spalvos. Mes jau gaudavom ir aš maišydavau spalvas vietoje, o ne gadamas, nes jų nebuvo pigmentus, įsigyji savo pagrindinių spalvų. Pigmentus ir specialistai būdavo, reiškia, etalonus įruošta. Erdvė kaip erdvė, kokia gavosi, reiškia, iš bendro to plano. O ta pakila, kas po ją? Pakila todėl, kad negalima buvo įgilinti pamatų. Nes prie gretimo pastato, kur turi prieiti galu, prie esamo pastato, skersai pastato, kai iškasė, pasižiūrėti, reiškia, kokiam gilį yra pamatai.
Tai aišku pasidarė, kad giliau jau nebegali kasti. Tai ir grindų negali daryti. Aišku. Tai užtat pakopom ir yra tokia peraukštėjimas. Ten negalima įsigyti daug. Nes darant grindis reikės nukast iki pat to pastato sieną. Ir pamatai tada. Pasikabins ore. Nu įsivaizduot, va čia yra pastato siena ir išilgai jūs pamatai yra ne ant stulpų. Tai prisikast atskirose vietose šitaip grioviais įmanoma, nu tai toj vietoj tik tai atkasi, o čia remiasi į normalų gruntą. Galima būtų padaryti gelžbetonio, nu, gręžti. Betonuoti ir po pamatai tada monolitinė gelžbetonio siena. Bet tai čia kainuoja ir daug pastangų ir į vidų reikia įlįsti. Problemas. O mes kažkaip galvom, kad čia specialiai su kažkokia mintim greičiausiai yra pasirodo. Ne, nu tai tokia gavosi pakyla. Aha, bet šiaip gerai. Bet tas pats kiemelėje, matėte, ten ir kaip estrada tokia. Tai tas pats pastatas stovi. O tas pastatas man pats buvo gražiausias, nes jis gyvas yra. Išsikerta žmonės, ten buvo ugniasienių. Bet kadangi iš kiemo pusės tos patalpos nuo langų, langai nedideli dar priedo būdavo. Numūriniai sienai, kasgi darys didelius langus, nes nieks viršui gelžbetonio sąramų nedarydavo, o išplytavo, truputį pakreipė jas, kad jos nesmuktų žemyn. Sąrama būdavo išplytų, tik pasižiūrėkit, kur yra plytiniai namai senai statyti. Yra normalios plytos, net nespecialios. Pakreiptos truputį. Lentą padėdavo, paremdavo basliukais tokiais. Nu, kaip mūrydavosi. Lenta ir ant jos tas plytas su skiediniu šiek tiek pakreiptas nuo centro. Ir tas skiedinys viršui platesnė juosta, apačioj siauresnė. Sujungi beveik šitą trapeciją. Kai sudžiūsta, viskas sustingsta, jau nebėra kur smukti. Nes iš tikrųjų reiškia, architekto profesija, jeigu tu nedetalizuoji iki tokių, ką aš jums pasakoju, tai statybininkai, anksčiau architektas statybininkas tas pats reiškia. Nieks neskaičiuodavo, o remdavosi anksčiau pastatytais pavyzdžiais, kopijuodavo. O kad garantija būtų, tai atsargos koeficientas būtų. Ai dėl visako stipresnį skiedinį padarysim. Nu, taip kaip pasūdyti. Kad bulvėse jaustųsi, kad yra druskos. Vietoj vienos saujos dvi ar tris. O tai tada kuo jūs rėmėte statydami tą pastatą? Nu, tarp kitko viskas yra įdomu. Ir kada gretinės arba prisišliejai prie, kaip šiuo atveju, nori, nenori, sklypas mažas, vietos nedaug. O tradicijos juk irgi mieste, senamiestį perimetrinis užstatymas ir gatvė, ir namai viens prie kito glaudžiasi. Kad išnaudot tą erdvę, kurį yra. Tai ir čia tada tas galinė ta siena, kur langus kertasi, kad būtų jiems šviesiau.
Tai man pasirodė, reiškia, kad kaip dekoracija yra, reiškia, nu, kaip ne, nu, lyg tai užbaigtas, bet gyvas pastatas. Daug spalvų. Aptriušęs, reiškia, laikui bėgant, pasikeitęs, ten dažyk ar nedažyk, jis nevertikalus, o visa tokia buvo. Nes ten du galai prieina ir dar po to. Ir ko gero skirtingų laikų tas statėsi. Tai tas fasadas, kur atsiranda ir dar atsiras įvairių skylių. Man jis pats įdomiausias buvo, reiškia, ir aš jį kaip, nu, scenovaizdis. Užtat ir įrėminta įrašyti korpusai prieina. Ir tas jūsų odegytė irgi čiukšt. Estrada, ta negali įsikasti, galas kaip estrada. Nu ir jis eksponuotas. Jeigu taip būtų Ispanijoje ar kažkur kitur, galėtų ten vykti bulių kautynės. Ten buvo į tualetus, tai mėlynos buvo, visos durys. Nu, laiptų porankiai, kai kurie, reiškia, ten, nu, kad atrastum porą. Čia, nu, raudona būna ir pavojaus ženklas kažkoks, tai įvairiai žymimas. Man tai tas, ne tas buvo, bet akcentuoti, reiškia, kad yra toks, išskirti jį iš kitų dar. Nu, taip kaip įėjus, reiškia, tas balkonas, reiškia, geltona į oranžą kažkiek, tai aktyviai irgi yra, nu, sodriai, nes taip geltonas, reiškia, jis yra toks, jis neturi svorio ir medžiagiškumo trūksta. Aš savo laiku dar projektavimo institute, reiškia, ieškojau, varčiau literatūrą, viską, kokios spalvos, nu, jų kokybės spalvinė, reiškia, intensyvumo, visą kitą, architektūrai naudojamas, nudažant aklinus paviršius. Ne plastikus naudoja, taip, bet, nu, tinkuotą sieną dažant. Tinkas yra kaip dažai. Nu, tapetai daleiskai vienas dalykas, bet tu dažai. Tai rinkau daug įvairių pavyzdžių ir suradau tą, reiškia, nu, iš užsienio žurnalų pagrindė. Tai ir po to ir įvardindavau, kad kvailiausia tai yra, reiškia, nu, plastikai, jeigu naudoji plastiką, koks yra tokį naudoji, bet aš niekur nenaudoju jų ir vengdavau plastiką. Bet nenaudot tekstiliai naudojamas, kad nebūtų kaip apatiniai išblukę rūbai. Nu, vyriški būna tokie ilgi žeminiai, tokių klaikių spalvų būna. Melsvi tokie, reiškia, pusiau oranžiniai ir taip toliau. Ir kai daug skalbi, tai jie tokie, net buvo įvardinimas, reiškia, dar papildomai šiukšlių spalva. Arba rusiškai siero buro malinovoje, tai tokia nenusakoma. Pilkai, burokėlių su melsvu atspalviu. barščių, kurie pastovėję jau ir kurias tik išpilti.
dar užbalinti grėtinę kažkur. Su spalvom išsiaiškinti. Taip, kad, reiškia, spalvų tas naudojimas. Ir aš jums parodysiu, yra Dailės akademijos juk spalvinis sprendimas, etalonai. Nu tos, kur durys, reiškia, kad jos būtų matomos, aktyvios būtų, reiškia, kur atskiria vieną nuo kito. Nu, evakuacija, jeigu kur nors irgi jau matai, pro kur lėkti. Čia koridorius. Nu, va irgi viskas, reiškia. O gal turit kažką panašaus ir tos studijos, kurią Valai. tyrinėjom? Laiptai, va. Tie, kur pasimlėkti. Va, laiptai į dangų ir vestibiulis. Nu ir matosi ten ir durų, reiškia, irgi, nu kas dalyvauja, reiškia, spalvinių, vat, sienų, va. Turit savo sumanimą, kas ten, Ką mes norime kas daryti? bus, nu kam bus. Pradžiai būtų gerai išsiaiškinti, Ne, kas buvo. mes tai darysim taip, kad ten darysim tokią studiją, kur galėtų gyventi atvykęs Bet iš koks užsienio. dailininkas. Bet koks tai, bet Ne, tai aš va irgi šitą. ir va, kad tas- jis tenai Universali studija, taip? universali, bet kokiam dailininkui atvykstančiam iš užsienio. Ir kuris galėtų ten ir dirbti, ir paskaitas, Studentams ar nu, taip, vesti, taip. Kiek ir, žmonių galėtų į ją įveikti? ir ten ir gyventi. Taip, ir gyventi tenai. Reiškia, tai pilnai, reiškia, būtų liktai studija, čia tai buvo projektuota, tai tik tai laikinai, nu dieną, reiškia, jis turi ir savo studiją ir kitur, daleiskim, bet tam, kad idėja kokia buvo, pastogiai ten, kur jūs esat, taip? Tai ten buvo numatyta pagrindiniam tam 4 aukštų korpuse. Ne šonuose, ten šone vienam jūs esat ir po to priekyje, ne? Čia apie mūsų interjerą. Interjerą. Aha. Interjerų dizaino katedros studijos yra, nu, dviejose sparnuose. Taip. Centriniai toj daly, kur buvo irgi įrengta, o po to buvo renovuota pastogiai žemesnė tokia sparnas tas Taip. vienas. Taip? Taip. Tai to sparno nebuvo, o buvo centriniai dalyje pastogiai studijos dėstytojams, Aha. o ne studentams. Nu, buvo tiek tai studentų, visi pasiskirstė atitinkamuose korpusuose, senuose tuose ir buvusią Bernardinų vienuolyno, reiškia, irgi per 2 vienuolynus, Bernardinų ir Bernardinių. Ir dar naujas korpusas, tai visiems užteko liktai vietos, tiek tai priimdavo studentų, tokio tai dydžio patalpos. Ir viskas, reiškia, po to, kai pradeda keistis, daugiau atsiranda studentų, atsiranda naujų specialybių. Tai pradeda vietos trūkti, taip kaip vat matot pas mane čia. Atsirado naujos idėjos, nauji poreikiai kažkokie, naujas požiūris. Mes juk visą laiką keičiamės irgi. Lečiamės, reiškia, per daug visko turim, nors mums tiek nereikia. Ir negalim sustoti. Tai ten kodėl buvo dėstytojams skirta? Kad tie dėstytojai nepabėgtų į savo studijas, o galėtų čia atlikti tose dailės institutė, galėtų kažko užsiimti. Ne iki, kai kurie gal grafikai daleiskim, jie gali, reiškia, ir ten ir realizuoti beveik, reiškia, bet eskizuoti, reiškia,
idėjas tą savo išreikšti, reiškia, galva ir ranka, vadinkim, taip, piešiniu, tai taip puikiausiai gali jie leisti laiką ir kada reiks, studentas gali jį pasikviesti arba užeiti pas jį po paskaitų. Čia toks, supratau, kad kaip vienai dienai vos nekinai. Nu, čia privilioti, kad dėstytojas būtų. Nes, nu, apart tų paskaitų privalomų, kur yra, jis yra tokiam numerį sėdi, gali jam pasibeldus įeiti, kaip dabar tai ir ten tada irgi buvo ir telefonai, viskas įvis. Gali paskambinti dėstytojau, ar galima būtų užeiti arba jūs artėjai. Nu, vadinkim, visos dienos, reiškia, budėjimas savotiškas. Nu ir pradžioj tai buvo, bet dėstytojai ten pradėjo dirbti, pasidarė kūrybinės dirbtuvės. Vieniem reikėjo, kitam nereikėjo, reiškia, nu, idėja įdomi, reiškia, ir gal visai nieko būtų, reiškia, suvilioti, reiškia, kad būtų čia pat dėstytojas. Mes va dabar užsienietis viliot žadam šitaip, kad čia pat gyventų. Nu tai taip, nu tai užsieniečiam viliot buvo numatyta tas, kur ilgas yra vienuolynų, ilgas tas korpusas, kur nu, Bernardinų vienuoliai, tai buvo ten senam korpusai vyrai, o moteris buvo čia, šitoj pusėje upės jau. Tas ilgas, kur iš gatvės pusės aklina siena yra. Nu, su balkonu ištis. Ilgas korpusas. Ai, čia. Nu, tai čia buvo moteris vienuolės. Atskirtos nuo vyro, nes nedaug dievė, reiškia, gali susipažinti. O tai labiau esat už pokyčius ar už tai, kad kažką saugoti? Ir, tarkim, architektūrai esat palaikot paveldosaugą, ar reiktų mažiau? Paveldosauga bent mūsų, kadangi mes gyvenam kaimamiestyje. Nėra nei kaimo, nei miesto. Po antrojo pasaulinio karo iš miestų buvo ir išžudyta, ir išsikėlė kitur gyventi, atsirado tuščių erdvių, iš kaimų suvažiavo, iš provincijos, kad ir į Vilnių tokį. Tai atraskit dabar, reiškia, Vilniui tą tikrą gyventoją, gal koks vienas ir kurių tėvų tėvai, seneliai, reiškia, kuris gyvena tam pastate, kurio palėpiai gali atrasti daiktų įvairiausių, kažkokių užrašų, kuriam brangu yra, reiškia, tas viskas. Taip, jo gyvenimas yra, jo istorija, šeimų, tenai, reiškia, nu, giminės istorija vadinti. Tai yra toks Vilnius, abejoju. Reiškia, visi yra ateiviai, anksčiau ar vėliau. O tie ateiviai po to, nu, gerai dar, kad į tėvų sodybą kaime, reiškia, įsikūrė. Tai liktai tada ten yra jų šaknis, taip? Bet dažniausiai nusiperka, įsigyja, reiškia, svetimas tuos, taip, namus. Svetima erdvė, svetima aplinka. Tai jis ją keičia pagal save. O kadangi mieste pagyvenęs, jis jau toks pusiau miestietis, įpratęs ne prie rankinių padarytų dalykų, reiškia taip, o gatavų prisipirkęs šūdų, atsiprašant. Nereikalingų daug laikai, jis pradeda ten pagal save tvarkyti. Ir nei kaimo, nei miesto nėra. Aš pavadinau tokią nuotraukų parodėlę paruošęs. Viskas tas yra pas mane, bet aš vienas du negaliu jums paduoti, nes nėra tos knapkelės. Ten yra kažkur įtraukta dalis, bet reikia gyvai parodyti.
Jeigu jums bus įdomu, aš galiu pagal užsakymą surinkti, bet kitaip nieko nesigautų. Tai Kaimamiesčiu ir pavadinau. Ir taip ir yra iš tikrųjų. Kiek aš kur buvęs, reiškia, taip yra. O saugojimas yra tik tai apsimetinėjimas ir iš mandagumo mes saugom, bet mes nežinom, ką saugom, nes mums nėra tų svarbiausių, dėl ko mes pergyvenam. Mes deklaruojam tą viskas ir bandom saugoti. Bandom. Tai geriau ar blogiau pavyktų. Teko juk žiūrėti ir matyti, kad ir Valdovo rūmai. Pagal piešinius. Pavažinėjant užsienį, ten Lenkijoje, kitur, reiškia, kaip turėtų būti tenai yra. Kas atrasta autentika yra, tai aš nesiginčiu. Yra ir kur yra galimybės. Aš pats apmatavau Biržų pyktį. Taip, ten ir koviaus ir buvau sąmonės netekęs, iki vaikai mes su plytgaliais duodavomės. Lipdavome į antrą aukštą, kadangi Biržietis per atostogas, čia kai ruošė projektą tą, reiškia, renovacijos, tai apmatavimus aš padariau. Tai ten ir tinkas matosi, kaip viskas yra, gabaliukose viskas tas yra. Ir dar papildomai piešiniai, raižiniai ir nuotraukui, tada jau, matyt, buvo jau švedai nugriovė. Tai jau gali vadinti atstatytą, bet kokie baldai buvo, reiškia, detalės, kai kurios, reiškia, jos yra jau pagal analogus pritaikyti. Valdovo rūmai tai ištisai. Tai tas požeminis aukštas viskas tvarkoja, tas, kas yra autentika. O taip tai yra, taip kaip ir yra. Yra dekoracija. Artimas galbūt, supirkta interjeruose irgi, reiškia. Taip to laikmečio, reiškia, galėjo būti, reiškia, bet kad tokį kilimą ar dar kažką tai tokį, reiškia. Nes neaišku, koks atvažiuos, turi tik, reiškia, tai toks liktai, sakytų, kaip šachmatų partijai, lygiosios, taikios lygiosios, reiškia, mirna aničia, rusiškai gerai išsireiškia. Reiškia, baigėsi viskas be pjautynių. Visiems gerai, taip, bet jeigu jis tenai turės gyventi, tai jam turi viskas būti. Jam viskas turi būti, jis ir maistą ten, kad galėtų kažkiek pasišildyti. Tai antram aukšte. Tai kur bus, man dabar visai nerūpi, bet funkcijas visas reikėtų susirašyti ir jas reikia spręsti. Daleiskim, karštas vanduo yra, reiškia, bet vonios nėra. Yra dušas. Ne, tai aš, kas yra, bet ar tai, kas tada turi būti, reiškia, bet galėtų nusimaudyti. Tai ar dušas, ar sėdima vonia su dušu, ar vonia ir kokio dydžio tada, reiškia, kas ten telpa, reiškia, gal užtenka dušo, o gal ir dušas su sėdima vonia, gal visai, vietos neužima. Aš dabar jau detalės čia yra, bet klausiu. Įėjęs į vidų, nusirengt viršutinius rūbus ir nusiaut. Jeigu blogas oras, reikia galvoti apie klaikiausias sąlygas. Reiškia, žiemą daleiskim, atlydys, šlapės, grįžta šlapės. Lietsargis visas šlapės grįžta. Klaikiausias, tik klaikiausias situacijas reikia įsivaizduoti. Ir ką tada daryti? Kuris nusipurtis kažkur, kur pasikabins, kur po to, kad pradžiūtų, reiškia, šitą situacijas, kai jūs
suplanuosit, pamatysit, tada, kad ten reikia kažkokių tokių medžiagų, gal ten įstatyti kažką, tai lietsargį, reiškia, kur jį padėti ir taip toliau, arba jeigu kas ateina, irgi bjauriausiam sąlygom reikia galvoti. Ne tai, kad saulės. Kur pasidėti, reiškia. Ir tada, kai vat, į tas bjaurias sąlygas pakliūni ir žiūri, kad kažką praleidai. Nebūtinai viskas turi būti, bet turi būti galimybės. Nu, po to kažką pasigaminti, taip. Ne vienas bus kažką pasikviesti, kad būtų kur prisėsti, reiškia. Bus kažkokiom medžiagom sandėliukas ar nebus laikyti, ar įrangai kažkokio, gal nereik, gal tiesiog atsitveri tenai, reiškia, laikinai, o gal pas vieną bus tas, pas kitą tas, reiškia, negali būti stacionarių ir tokių, reiškia, kur vienam tinka, o kitam nereikalingi yra. Prisineši čia visokių, atsiprašau. Gelžgalių, reiškia, tas atvažiavo, reiškia, jam jų nereikia. Kaip tos studentus, daleiskim, arba žiūrovus, klausytojus, kaip jūs rodysit kažką ir kur ir kaip viskas tas darysis, reiškia, kur irgi, reiškia, gali būti išardoma, pakeičiama ir taip toliau. Reiškia, kad, nėra užbaigtų ir sprendimų ir užbaigtų ir reikalingų daiktų, vadinti. O yra veiksmas, kuriam kažko tai reikia, o kitam veiksmui ko kito reikia. Tai kaip tą daryti, reiškia. Ir kaip jis daleiskim ten, jeigu mėgos, kuris mėgos. Ir kaip ten jam seksis. Užlips tenai, ten yra tos vietos. O gal tą reikia plėsti į šitą erdvę. Jam viršų gal antrą, gal reikia praplėsti. Juk čia, kur praeinat šono, tai įeini, bet tai durys nebūtinai turi sutapti su ta sienelė, kuri tenai yra. Jis gali išlysti, reiškia, ir pirmas ir antras aukštas. Ir pirmas gali būti po pastogę kažkokia kaip baras kažkoks, ten, kur tu gali valgyti ir pavaišinti kitus. Ir taip toliau, reiškia, gal ir įranga kažkokia suraizgyta jūs. Ten virš. Ir netaisyklingos formos galbūt. Negali būti kaip užkras. O jeigu kažką tai darys, gal į kiemą galima tenai, kur yra langas, tas atsiverti į kiemą, mes apie tai galvojam. Kad išnešt, daleiskim, jis kažką padarė, maketą didelį. Gal jis taip. Bet jau nebeišeis. Paėmė ir ne pro tas duris grūsto. O ten nepadarė čia. Įdėjo naujus langus ir aklinai. Tai blogai, jau yra, jūs kaip pasakojat, jau yra. Jau yra minusas iš karto. Aš kai tada mes kalbėjomės, aš apie tai pagalvojau, kad reikia keisti jau reikia keisti tą, ką šneku. Jums turi būti irgi ne vien praktika, bet jums turi būti įdomu ir jūs pabandyti tas galimybės, realizuos, nerealizuos, jo nežino, bet jūs turit pamakėtuoti. Iš vatmano padaryti. Turi būti susmulkinta, reiškia, iki detalių, nuo prieėjimo, pamatymo. Taip, kad ten yra tas ir tas, nuo užrašo, nuo kojų nusivalymo, nuo durų atsidarimo, reiškia, ir po to įėjus pirmas įspūdis, kas krenta į akis, reiškia, kas tą pirmą, kad nenorėtų apsisukti ir išeiti lauk. Reiškia, kas tave patraukia į vidų toliau, reiškia, kažkas yra padaryti. Ir tą funkciją susmulkini tiek, kiek jų reikia. Ir po to, kodėl tavo teigiamos emocijos iš kito galo, čia 1, 2, 3,
O ten teigiamos emocijos, reiškia, koks kompozicinis sprendimas. Bendra kompozicija. Simetrija yra kažkokia, asimetrija. Nu, priemonės, kompozicijos priemonės, kurios yra panaudotos ir matomos, jos yra, reikia išsiaiškinti kokios, reiškia, kurios sudaro galimybę, reiškia, toliau spalvinis sprendimas, medžiagų panaudojimas, apšvietimas, natūralus, dirbtinis apšvietimas, kas kur ir viską tą suvedi. Tai nuo funkcija, emocijos ir šviesa sueina viskas. Tai kai tą įpranti tada analizuoti, tai tada savo objektą irgi tokiu būdu konstruoti. Teorinis projekto pagrindimas ir jūsų scenarijus. Kas turi būti iš tikrųjų, kad jis funkcionuotų ir kokias naudojat jūs priemonės. Tai teoriškai labai paprasta, bet va čia ir prasideda. Praktiškai. Tai aš jums galėčiau ir schemas tokias pasiūlytos analizės daleiskim. Pas mane jos yra paruoštos, viskas su numeriukais, su numeruotai, kas ten turėtų būti, va tą ką kalba. Reiškia, nes gyvenime praverčia. Nes ten, kur mokais, reiškia, nei tie dėstytojai nėra tobuli, nei studentai, ir to laiko pritrūksta, reiškia, bet kada lieki vienas ir kada tau reikia apsispręsti, supranti. Niekas tau nepatars. O jeigu būna patarėjai, kurie priešingai, reiškia, džiaugiasi, kad patarė ne to, ko reikia. Na ir vat, kai lieki vienas, reiškia, ir turi išsirinkti, apsispręsti. O kaip manot, pavyzdžiui, jeigu šiais laikais kurtumėt, tai tos galimybės, kurios yra statyboje, jums kažką kitaip darytumėt ar vis tiek? Žinoma, kaip galima tai tą. Čia apie studiją. Juk į tą pačią upę neįbrys. Dabar grinai apie mūsų studijas, jau kurią mes dabar... O aš noriu vat ką pasakyti, reiškia, principe, reiškia, reikėtų, kad nebūtų horizontalių, nu, judėjimas toks, bangavimas būtų. Taip kaip žemės yra, tai taip ir perdanga, antras aukštas daleiskim, taip, jis irgi gali judėti, netiesiai, banguota, mažiau atramų, o apsitverti reiškia tik tai pagal reikalą. Nu, būtų viena erdvė didelė, kur tu pagal reikalą gali aklinai užsidaryti, gali įsistiklinti, nes esmė yra stogas. Užtat va ten pas mane irgi ta plėvelė užtempta. Ir tu gamtoje, reiškia, ne palapinė. Namas ir interjeras yra ne palapinė. O ten, kur tu esi ir tavo interjeras yra medžiai stovintis. Aplinka, reiškia, jie formuoja tą erdvę, taip įsivaizduojama, irgi nekonkreti yra, jos formos negali nusakyti. O taip turėtų ir būti. Atsiverti. Taip ir kur tu gali ir taip ir taip. Aukštį taip pat reikėtų, reiškia, žymiai didesnį daryti, kur tu reikia, tai tu, nu taip kaip jūsų toj studija. Aš jau susijęju su tuo. Jūsų studija yra, reiškia, taip, 1,5 aukšto ten yra. Tai gali daug ką daryti. Jeigu tau per didelis tas aukštis, tą, ką tu darai, konkretų darbą,
Tai tu prašau, tai yra įvairiausių galimybių, kaip tu gali, reiškia, savo susižeminti, reiškia, ten pasikabinti, va, tai kaip čia, žiūrėkit, va, yra. Po didžiojo sprogimo yra, va, ten, antras, trečias, reiškia, ten kaba dar ketvirtas. Tai įsivaizduokit, va, studijai, kada jūs galite, reiškia, kažkur pasikabinti, reikia turėti įrangos. Čia paprasčiausias dalykas. Nu, vadinkim baldus, kur gali pasilipti ant platformas iš atskirų. Vienas, du, čia pneumatika, reiškia, paspaudė knopkeles, pakilo tavo grindis ten, kur reikia, nusileido lubos, reiškia, sienos, juda tik tai veiks. Taip. Juk mes patys to nepasidarę esame, reiškia, ir keikiamės. Taigi vienas, du gali pakeisti tą sąlygą. Nu, taip kaip fotoaparatų iš statyvos. Turi juos daryti ir tarpusavį derinti. Reikia, kad tau kažkas gal padėtų. Taip. Todėl ir dėstytojai reikalingi. Reikalingi draugai, nu, kitas požiūris, žvilgsnis kitas. Bet durniausiai yra, reiškia, gal jūs taip nesielgėt, bet ne variantų, kuriuos gali matyti, jie yra padaryti. Bet tas, kuris netikęs, jį perdirba ir nėra to, ir rodo tą kitą variantą, bet nėra ano. Tai kaip gali spręsti, kuris geresnis. Aną turi įsivaizduoti, aš šitą matai. Ar jūs taip darot? Du kompiuterį, irgi matai vieną. Jeigu antrą įsitrauksi, jie per maži yra, nėra kaip palyginti. Reikia antro kompo. Nesvarbu, kokie ten ekranai. Bet išsidėlioti neišeina šalia greta sėdėti, tą minutę. Reikia atsispausdinti tada iš kelių pozicijų net ir lyginti jau juos šitai, o ne, nu, kitaip nėra kaip palyginti. Mes išsirenkam iš kelių. Visur, kur tik tai, ar tai maistą pirksi, ar parduotuviai, ar rūbus, reiškia. Tai vat, nu, pasižiūri kitas arba į veidrodį, bet gali vėl prisidėti, pasižiūrėti, ar spalvą atsirinkti kažkokią. Tik tai lygindami vienas su kitu. Nu, kitaip nėra kaip. Nėra kitokia. Tai kaip tu gali lyginti matomą su nematomą. Užtat va matot, kiek ten tų stiebų, kiek čia viso. Turi daryti tos variantus. Čia ne ant durniaus viskas darosi. Bet tada įdomu. O taip tai yra tuščias užsiėmimas. Tai tikrai jums nepatariu, nes tik aš su studentais kiek esu dirbęs daug metų. Man šitokie visokie pasišnekėjimai, parodymai, reiškia, atnešiau, sako, naują. Kas iš to, kad nėra prieš tai buvusi. Po savaitės, reiškia, daleiskim, tu turi atsiminti, reiškia, ir lyginti tą įsivaizduojamą. Nu, taigi kvailiau negali būti. Bet taip yra.